Šou diena. Nespėjau pilnai atsimerkti. Štai vakaras prieš varžybas. Jau buvau hotelį, pasiėmiau savo numeriuką, nesenai visai grįžau namo. Mano numeriukas šį kartą bus 187. Ir ką dabar darau, tai skubu susidėti savo skanųjį krepšiuką. Bet prieš tai didžiausias patarimas ir pats svarbiausias – pavalgykit. Pavalgykit savo maistą prieš dedant savo tą treat tokį krepšelį, tam, kad neskaudėtų šitaip širdies. Jūs tik pažiūrėkit, kiek čia visko yra. Po praeitų varžybų man labai patiko paprasti Selga sausainiai su riešutų sviestu. Taip, nusipirkau riešutų sviesto panašaus, kurį valgiau Lietuvoj. Ir nusipirkau tiesiog tokių iš sveikuolių parduotuvės High Fiber Biscuits. Tai jie nėra labai saldus, aš tikiuosi. Ir man labai skanu buvo, toksai ne per saldus kaip ir desertas. Tai riešutų sviestas su tokiais sausainukais. Čia pilno grūdo. Ir be abejo, va štai šokoladas Ritter Sport 1, kitas, saldainiai, čia indiški, skanėstai, tuk, sausainiai, aš jau taip ir nesuvalgiau praeitą kartą, bulkutės minkštos, bet aš nežinau, ar jas valgysiu net, čia to, ano. Ir galiausiai gausis taip, kad aš visko po truputį susidėsiu į indelius. Pažiūrėkit, kiek dėmesio skyriu. Į mažiuką čia sudėjau šokoladus po pusę, čia sausainiai. Ir biskvitai visokie, bulkutės, aišku, visų nesuvalgysiu ir nesuvalgysiu, čia nieko nesuvalgysiu visko, bet svarbu yra. Svarbu galėsiu visko paragauti. O štai čia viskas, kas liko, po pusę šokoladų, šokolado daugiau negu pusę visko. 3 kitketai, čia visas pakelis. Nešiu tėvams į apačią, kad man širdies nebeskaudėtų. Ir žinokit, to momento, kada aš jau rytoj valgysiu vėl visus tos skanėstus, aš jau laukiau nuo praeitos savaitės. Kitą rytą atrodo, jau tikrai nieko nevalgysiu. Bet aš žinau, kad, po šio savaitgalio, žinot, kaip pavalgai, atsivalgai ir tiesiog aš esu susidraugavus su maistu ir su sveika mityba. Tai aš žinau, kad aš tikrai nepaslysiu ir aš nepradėsiu valgyti tokių dalykų visą laiką. Aš jau apskritai visus 3 metus nevalgydavau tokių nesąmoningų visokių maistų, kartais leisdavau savo pasmaguriauti čia dienomis, jeigu jau labai kažko užsimanau. Bet geriausiai aš tiesiog pasidarydavau alternatyvą, sveikus avižinius sausainius įsikepdavau, sveiką duonelę kažkokią tai baltyminę, blynus, tarkime, desertui, padažui darydavau datulės su kakava ir vandeniu vietoj šokoladinio padažo. Iš tikrųjų yra labai daug alternatyvų, labai galima pasirinkti sveikus produktus, bet kadangi mano planai yra tokie, kad aš vis tiek norėsiu skaičiuoti savo kalorijas, tai reikės vėl viską derinti, bet be abejo aš jums apie šios dalykus papasakosiu jau po varžybų. Gerai, tai šiam vakarui tiek, mielieji, ir jau rytoj mano šou diena eisiu pasidaryti pirmąjį įdegį ir eisiu ilsėtis, eisiu miegot. Susitiksim ryt. Šou diena. Nespėjau pilnai atsimerkti, ką tik suskambėjo žadintuvas, dabar yra po 5:30, einu nusiprausiu pirmąjį įdegį ir tepsiuos antrąjį įdegį. Įdegiu ištepta, padabinta, plaukučiai padaryti, mamytė pasidarbavo ir dabar einu užsidėti maudomasi savo bikinį, maudymosi kostiumėlį, su juo neina maudytis, bikinį ir išsiųsiu treneriui nuotraukas ir jau va neužilgo įdėsim link Odo arenos. Viskas, užsidėjau tokius laisvus apkritusius drabužėlius, anąsyk nepasiėmiau kėdų ir teko laukti lauke. Ir buvo labai šalta, buvau tiesiog su tapkėm per pirštą. Tai šį kartą užsidėjau ir kojines, ir sportbatukus, bus kaip bus. Ai, delniukai irgi ištepti. Paskutinė diena, paskutinės mano varžybos šį sezoną. Wow.
Ar džiaugiesi, tėti, kad jau mano paskutinės varžybos? Ačiū Dievui. Kodėl? Todėl, kad reikia atstatyti sveikatą, kas darosi. Jo, tėveliai labai pergyvena, sako, tu reikia tau pasilsėti. O kai žiūrėjo, kai pūstų, tai iš vis pasibaisėję buvo. Ojetau, tėtis aikčia ištisai. O dabar įlipau į automobilį ir kai ką radau, nuo to laiko, kai rodžiau video, kai su mama važiavom į levandų lauką, levanda viena užkritus. Nu, va. Tai čia ją ir paliksiu. Lai būna. Muzikytė garsiau. Ir varo. Aina! We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us. Dėliai, norėjau paklausti, matėt video ir mano mamą, ir mano tėtį. Pasakykite, ką aš jums labiau panaši. Tėtį. Nuoširdžiai sakykit, o ne todėl, kad dabar tėtis sėdi čia šalia ir dabar jisai pasakė jums sakyti, kad į tėtį. O galima agituot? Nu, galima. Ne, bet tai reikia taisybės. Aha, mamos nėra mašinai, tai dabar proga nesinaudok. Dabar su tėčiu diskutuojam. Pasakau, kad kaip Lietuvoje varžybose buvau, sustojom su teta netoliese prie renginio vietos ir dar buvo truputis laiko likę. Ir sakau, tetai ir dėdėjai, sakau, reikia gal, sakau, užsukti į Maksimą kažką apsipirkti per tą laiką, kad pratemt. Ir atsuko į mane, savo, o tai tu taip ir eisi? Nu, ta prasme, turėjau minti, kad taip atrodydama, taip prisidažius. Sakau, nu taip, man tai jokio skirtumo. Ir va dabar taip kažkaip išėjo tema, kad, na, lietuviai gėdinasi tam tikrų dalykų ir taip jaučiasi nedrąsiai, kompleksuoja, galbūt dėl kažko, va, pasakojo tėtis, kad bendradarbis buvo su kombinezonu atvažiavęs darbiniu. O teko išvažiuoti namo su mikriuku, tai jisai baisiai pergyveno. Kaip jam reikės važiuoti dabar su darbiniais rūbais namo. Na, ir... Šis netas atvažiavo į Londoną čionais visi darbiniais rūbais, visi viešam transporte ir niekas nieko nekreipia dėmesio. Nieks nepergyvena, nieks nekreipia dėmesio. Aš dabar va irgi užsidėjau batus, nu, matėt mano apranga tokia, nu, sportiškai apsirengus, užsidėjau batus ir paskui žiūriu, kad man bus nepatogu, nes aš norėsiu persirengti, tai galvoju, nesidėsiu ilgesnių batų ir užsidėjau iš viso, nu, kai net tokie, pažiūrėkit, koinės ir tokie bateliai. Bet, nu, aš į varžybas važiuoju, visiškai dėl to nekompleksuoju, aš net nepagalvoju, kad žmonės žiūrės į mane taip atrodančią, bet tiesiog žinau, nu, kad tai yra neįprasta Lietuvoje, va, būtų jau kažkas tokio, kad tu, oi čia, jo, nes aš su teta va tą dieną ir kalbėjau, sako, tai ką jums gėda, sako, kad aš taip išeisiu. Sako, nu nežinau, nu, nepažinočiau tavęs, praeičiau pro tave, sakyčiau, oje, tu kaip baisiai prisidažius. Nu, mes taip kažkaip, nežinau, čia Londone mes įpratom būti labiau atsipalaidavę, nes žmonės nekreipia dėmesį. Būti laisvi. Būti laisvi, taip, jaustis laisvai, atrodyti laisvai, kaip tik norim, nekompleksuoti dėl savo aprangos ar panašiai. Nu, aišku, kartais tėti pabaro, kai išeina su koinėm ir tapkėm parduotuvę. 283, this is Alex Porter. Dabar eina amateurs, pradedantieji, kur aš buvau. Ir kadangi aš turiu pro kortelę, tai aš eisiu sekančiai kategorijai po pertraukėlį. Šiek tiek mažiau dalyvių, tai turbūt anksčiau baigsiu. Palaikymas mano. Ištikimi. Please come forward, gentlemen, for your quarter turns. Take one step to your left, Alex. One step to your left, Alex. Dalyvausim kartu varžybose ir pažiūrėkit. Štai Ingos gėris,
Snickersai, šokoladai, trapučiai čia, aišku, visokie bulkutė. Kas čia? Irgi sausainiai. Aš irgi Oreos turiu. Ir mano visas gėris. Ir jinai sako, kad pas ją daug. Ne, ten daug. Aš tenai susidėjau iš pakelių išsiėmiau. O Dieve. Čia tarp kitko mums abiem. Jo, dalinsime. O šitą valgysi su ryžių trapučiais, ne? O, jėtų. Caramel. Aš šitų tai neturiu, Dieve, kaip skaniai viskas atrodo, bet Snickersą valgiau, tai aš čia irgi turiu. Nu, dalinsimės gražiai. Geriausias dalykas yra, kai ateina varžybų diena ir tu sutinki žmonės prijaučiančius ir suprantančius tave 100%. Alkanus taip pat. Ir alkanus, taip. Štai visi dalyviai atsipalaidavę, laukiam, kas kur įsitaisė, kas valgo, kas ilsisi, ruošiasi. Šitose dėžėse yra nemokami visiems saldainiai, guminukai ir panašiai. Tai jau pasiėmėm. Kas ko norėjom, pasiėmiau kramtomos gumos ir Reese's. O dabar dar skanauju ryžių trapučius. Iš tikrųjų labai greitai viskas bėga, labai palyginus nedaug dalyvių. Ne tiek daug, kiek tikėtasi. Bet nieko, greičiau sudalyvausim, greičiau ilsėsimės. Bet reikia dabar pasirodyti neblogai, pasistengti. Visi pros jau yra stipresni konkurentai. Žiūrėsim, kaip bus. Štai merginos dažosi, vyksta filmavimai, fotografavimai. Kas sportuoja. Rengiasi, ruošiasi visi bendroj salėj. Pump up have started. Kit Katas. Please welcome number 187. This is Carolina. Carolina won her pro card the Hayes show this year. She's a 23-year-old production manager from London. Championships last year. She's 20 years old. Please welcome number 187. This is Carolina. Carolina won her pro card at the Hayes show. Quarter turn to the right. Fitness models. We're going to start the Pro Division Junior Fitness. Dabar jau nulipu nuo scenos, valgysiu gėlėlinį kartelį savo. Nežinau, kaip pasirodžiau, na, nebuvo sukeitimų, tai nežinau, ar į penketuką papuoliau. Matysim, kaip buvo, tai buvo. Jau dabar pasirodžiau tarp profesionalų, tai bet kokia atveju yra pasiekimas ir, na, aišku, visada norisi geriausio, bet, na, reiškia, kad kitą kartą bus geriau. Pažiūrėkit, kokia betvarkė. Visur vien šiukšlės, visi kas pavalgė, kas ilsisi, kas geria, kas girti. O štai su rieštų sviestu valgiau sausainius su rieštų sviestu. Ir lauksim dabar apdovanojimų ir bėgsim į restoraną valgyti su šeima. Negaliu įsirinkti, ko noriu valgyti. Tai dabar imsiu Trontons, kur matėt, keletą įsidėjau šitų karameliniai, tokie flapjacks su šokoladu ir sausainiu. Dabar mergaitė užsisakinėja online maistą, o mes važiuosim į restoraną, jeigu anksčiau baigsis renginys.
Kaip skanu. Apžvalga, bet daug nesuvalgyčiau, labai saldus. Nu tokie ir viskas. Labai skanu. Tai jie pasilikti vietos visam tą maistą. Jau pabėgau nuo scenos, patyliukais išsmukau, nes dar liko visi apdovanojimam, bet jau yra labai vėlu. 5. vieta. Nieko tokio, iš 6 mergaičių 5. vieta. Aišku, norėtųsi geresnės vietos, nes tiesiog jau, manau, suprasti, mane buvau pratusi prie aukštesnių vietų, bet kadangi pro jau buvo šičia visi dalyviai, stiprios konkurentės, tai, na, pasitenkinsiu, svarbu, turiu kažkokį trofėjų vis tiek iš varžybų. Ir va, mano tėveliai, palaikymas mano, kaip visada. Ir žiūrėsim, kad nebūtų užsidarę dar restoranai, visi skubam vakarieniauti. Laimei spėjom į traukinį, atbėgom, va, atsisėdam. Ir kad spėtume į restoraną, nereikės dar laukti. Ir turbūt neužsidarys anksčiau laiko, tikėkime šeštadienį. Skanaus. Labas rytas, mėlieji, jau vakar net nebespėjau atsisveikinti, grįžau namo, čia buvau tokia pavargus, visi telefonai mano išsikrovė ir tiesiog be jokio žadintuvo leidau savo šiandien įsimiegoti iki kiek noriu. Atsikėliau, bet 15:09. Nuostabi diena, saulutė šviečia, nuotaikos puikios ir ačiū labai, kad žiūrėjote šį video ir laukite sekančių video, kuriuose papasakosiu apskritai savo nuomonę apie varžybas ir visą kitą. Be abejo, norėjosi aukštesnės vietos, bet džiaugiuosi, kovojau su mergaitėm, Buvau ant scenos su mergaitėm, kurios taip pat buvo pro ir visos tikrai buvo vertos tų pergalių ir geresnių vietų. Jeigu norėjosi, visada bus kur pasistengti, pasiruošti stipriau. Va, šiek tiek jau aš užkimusi. Ir apskritai, šiaip labai ačiū, mėlieji, tikrai dar kartelį, kad jūs mane palaikote. Tikrai man yra nepaprastai smagu žinoti, kad jūs tokie supportive, tokie palaikantis. Ir aš tikiuosi, kad kažkas galbūt taip atrado motivacijos, nes jūs savo palaikymu ir gražiomis žinutėmis nebejotinai motivavote ir mane. Nežinau net, labai keista, nežinau net kaip užbaigti, nes keista pagalvoti, kad jau baigėsi visi šitie video. Na gerai, atsisveikinu čia ir pasisveikinsiu su jumis kitame video, kuriame papasakosiu jums daugiau apie visą ruošimąsi varžybom, apie nuotaikas ir panašiai. Iki!